4 years ago we found around 500 monuments. Kai mes išvalėme kapus nuo to, ką mes čia radome, mes suradome 1300 paminklų. After the cemetery was cleaned, we found 1,300. Deja, laikas savo padarė iš 2300 paminklų, mes sugebėjome identifikuoti tokius daugiau. Vienas iš ankstyviausių paminklų, kuriuos mes identifikavome, yra maždaug 1830 metų. One of the oldest, which was identified, comes from 1830 Ir dar keletą žodžių. Kapinės ir masinių žudynių vietos yra dalis labai didelio projekto, kuris jau vykdomas daugiau kaip 2 metai. Ir mes tikimės, kad po 2 metų dar priešais kapus, va čia kur dabar tai akmenys, kitoj gatvės pusėje, stovės naujas muziejus, kuris pasakos apie Šeduvos žydų istoriją ir tuo pačiu papasakos visų Lietuvos miestelių likimo istoriją, kai buvo, tos likimas buvo vienodas visiems. Well, it's the Jewish cemetery as well as the memorial places that we are going to visit in the killing site. It's part of the One Huge project which started a couple of years ago, and the next stage we expect to be a Jewish museum just across the street in front of the cemetery, which will reveal not only the history of the Jews of Shetuva, but also the history of all Jewry in